Pratimas atliekamas stadione, sporto salėje arba kitoje patalpoje. Pradinė padėtis – sėdint ant lygios ir sausos dangos, kojos per kelius tiesios, testuotojas plaštaka prilaiko testuojamo asmens kelius. Testui atlikti naudojamas lankstumo matavimo prietaisas. Testuojamasis asmuo kojomis, padais, remiasi į lankstumo matavimo prietaiso sienelę, rankų plaštakos padėtos ant prietaiso viršutinės dalies. Nugara tiesi, atramos nugarai nėra naudojamos. Po komandos galima testuojamasis asmuo lėtai, tolygiai stumdamas slankią lankstumo matavimo prietaiso lentelę siekia tolimesnio taško. Ir jį pasiekęs fiksuoja padėtį ne trumpiau kaip 2 sekundės. Testo rezultatą parodo padala skalėje, kurią pasiekia lankstumo matavimo prietaiso lentelės briauna, esanti prie testuojamo asmens pirštų. Atlikęs veiksmą, testuojamasis asmuo grįžta į pradinę padėtį sėdint, nugarą tiesi. Po 10-15 sekundžių testas po komandos galima kartojamas. Įskaitomas pasiektas geresnis rezultatas.